Mano pasirodyme svarbiausias yra žiūrovas. Aš taip pat tai galiu įrodyti. Jeigu jūs nieko prieš, aš sudeginsiu šį. Ar žinot, kas čia tokia? Čia klaunanosis. Klaunanosis, ar ne? Žinot, labai įdomu, nes vaikai sako, kad tai yra raudonas kamuoliukas. Ir jie yra teisūs, tai yra raudonas kamuoliukas. Gal galėtumėte jį pasverti, pažiūrėkit, kokios yra svorio. Besvoris, paralonas. Besvoris. Žiūrėkit, gal galėtumėt, ačiū labai, gal galėtumėt šiek tiek papūsti. Šiek tiek stipriau, jeigu galime, šiek tiek stipriau. Labai gerai. Kamuoliukas dingo. Ir jis atsirado štai čia. Kadangi mes esam dviese, aš noriu, kad jūs ištiestumėte delną. Ir ištieskite delną. Aš padarysiu, kad atsirastų 2 kamuoliukai. Aha. Ir kiek, iš kur idėjų galima pasisemti, kaip ir iš kur žinoti, kokius triukus daryti ir kaip juos išmokti? Praktika 8 metus, aš kiekvieną dieną leidžiu tiesiog šią meną, aš myliu šį meną ir viskas kažkaip ateina savaime. Bet žiūrėkit, dabar pats sudėtingiausias mano triukas. Ištieskit savo delną, žiūrėkit, vienas kamuoliukas eina į mano delną, kitas jūsų užgniaužkit labai stipriai. Dabar žiūrėkit, aš padarau štai taip, jūs judesi pakartokit. Atgniaužkit. Kamuoliukai apsikeitė vietą. Ne. Gerai, jūs nepatikėjot. Ne. Bet kai aš atskleisiu triuko paslaptį, jūs patikėsit, kad tai buvo tikra magija. Žiūrėkit, ištieskit ranką. Vienas kamuoliukas eina į mano ranką, kitas jūsų užgniaužkit labai stipriai. Triuko paslaptis. Kai aš pajudinu štai taip ranką, mano kamuoliukas nukeliauja pas jūs. Kas reiškia, kad mano ranka jau nieko nėra. Jeigu jūs labai lėtai... Jūs turite 2. Bet pabaigai padarykime šiek tiek kitaip. Labai įdėmiai žiūrėkite. Vienas kamuoliukas čia, kitas čia. Kiek čia, kiek čia? Po 1 kamuoliuką. O jeigu aš pasakyčiau, kad čia aš nieko neturiu? Ką aš turiu štai čia? Jūs magas. Nieko irgi? Aš turiu 4 kamuoliukus.